Sveiki, sveiki. Nu ką, turim puikų šeštadienį ir bernai pasileidžia plaukus. Tiksliau, šitas bernas pasileidžia plaukus, varom pagazuoti. Mama mus išleidžia pilno maisto. Pilno maišo maisto, karštos arbatos turim ir varom link Molėtų. Žiūrėsim, kaip Bernardui seksis su padangom, su paprastom žeminiam padangom ant ledo važinėti. Tai varom jie ir artim seriozą. Paimsim busą su priekaba ir mašinas ir varom į Molėtus. Busas jau pakurtas, žvakės pašildytos. Tai va, šiandien planas gazuoti šitų dviejų mašinų. Gazuoja Norbė ir gazuoja Bos Bernardas. Tai va, ir viskas. Apsižiūrėjom, kamerą susikrovėm, maistus šiltus susidėjom, varom į Molėtus. Nu va, atvykom į Molėtus, veiksmas vyksta, nusikrovė mašinas, kas turi ratus, pakeičiau ratus, roketus, Bernardas važiuos su paprastom gumom, reikia mokytis ant ledo su paprastom jam driftint, tai Beno tikslas yra kuo daugiau driftint, nes jis nori padaryti siauriausiam tarpe rekordą, pradriftint pro siauriausią tarpą. Tai pažiūrėsim, kaip jam čia seksis. Tikrai ant sudėtingų sąlygų, matau, čia visi vyrai jau važiuoja, apsisukinėja, o ten, pažiūrėkit, matas tolumoje BMW jau apsisuko, susisuko. Tai va, veiksmas vyksta, varom, biškį apšilsim, parodysiu Bernardui trasą, taisyklės ir tegul gazuoja. Va, išvažiavom pirmi metrai, Bernardas už vairo, nepažįstam visai trasos, o trasa tokia du posūkiai, tai visi per kažkokius reljefus, o Bernardo pirma klaida, apsisukom, nežinom ką daryti, mokam jums, laukiam, kol mašinas pravažiuos, taip? Ir bandysim per čia apsisukti, taip? Nu va. Pirmas važiavimas dar, pradedam suprasti trasa labai reljefinga, tokia reljefo labai daug, viskas, sakykim, aklai per tramplynus, pasitrauk mašinų užtavęs, matai, prasileis tą Subarį, ką eis greičiau. Tai va, tai turim daug veiksmo, iš tikrųjų daug mašinų, daug žiūrėtis reikia, maladės, varam toliau ir atsargiai. Tai va, tai trasa tokia su paprastom padangam, reikia labai galvoti su gazu, nes labai traukia grevin. Aišku, čia tas grevys tai pusnis. Va, per pusnis daužom jau, tai va, Benas drąsėja, pradeda suprast, kur čia trasa, nes, tokia, va, atvažiuojam, kur bus posūkis, kas žino? Niekas nežino, o čia, neskubėk, pristabdyk. Va čia tau reikia lyst, va čia. Va. Tai va, tai veiksmo turim, pažiūrėsim, kaip Benui seksis, duos gazą. Šiandien diena turėjau nieko nedaryti, padangas pakeisti, tai va nespėjau, aš net jung kameros, nubėgiu, važiuoja, kažkas negerai, tai telefoną neranda grįžti, vėl išleidė važiuoti, Norbė atvažiavo, varžtą reduktoriaus nulaužė, Benas žiūriu, da važiuoja be padangas galinės, tas susistabdžiau,
Pakeičiau padangą, tada radom va čia va, ačiū organizatoriams, organizavo varžtą. Tėvukas atvežė, nuo traktoriaus nuėmė gal kažkokį varžtą. Nespėjau, tik su kamera nueinu pafilmuoti, jau dar atėjau, nu žiūriu, kur Bernardas pafilmuosi, skambina. Dužam, sako, biški, bamperis maišą. Normaliai. Tai va, žiūrėkit jau, veikėjai išlypė, kas buvo? Nieko, jį susisuko, mes neturėjom kur dėtis, reikėjo. Nu, va, matai? Va ta mašina. Va ta. Katra. Mažytė ta? Aha. Į mažytę mašiną daužą tot gyvuliai. Nu, tai kur darom? Jau susisuko ir... Reikia remontuoti? Ne, va čia biški. Čia biški, nu da, einam remontuoti. Šitą jau nulaužė. Bernardas lyvą gaudo. Baigiam kaip ir pasivažinėjimus, bet nepavyko mums čia į vieną iš kalnų įvažiuoti. Aišku, vairuotojų požiūris, pypsinė rodai, kad nu tu judėk, važiuojam, jau biški reikia man įsibėgėti. Tai kas važiuoja su lengvykė, tai tiem atsargiai pop ir trukdom. Na, aišku, čia mes toli žiūrėti nereikia, pažiūrė į Vilniaus kamščius ir supranti, kad mąstymo pas vairuotojus dar labai daug trūksta, bet nesvarbu. Mes esam, va, trasa ten, mes čia, o ten krūmos matos jau betonkė. Tai biški timtels atvažiuoja traktorius, biški čia va truktels į šitą lygumą ir panašu tikimės pasiekti betonkę. Antra dalis mūsų išvažiavimo. 2+2. Sunešioja galvai. Čia tikrai suvažiuos. Nu ir ką, mes grįžom namo, ne Bernardai? Taip. Nusirengėm jau rūbus, padėjom plaut ir suprantam, kad mūsų vidaus neturim pabaigos. Bet tokie nusikalę, tokie grinamorė pabuvę ir akytės merkia, šilumos gaunam ir tuo jau eisim miegot. Tai bandom dar video padaryti, bet turbūt video išeis tik sekmadienį. Tai va, tai ką Benai apibendrinam dieną? Turėjai šiandien pirmą avariją, Ja. turėjai pusnį ar 2? Ir gal 3 pusnis. 3 pusnės turėjom, ką dar turėjom? Ir dar turėjom drift grupę. Drifto grupę, kas Bernardai labiausiai patiko važiuoti su kitais automobiliais ir gaudyti, slyst kartu šalia su jais. Čia gal kitam važiavimui užduotis mano, prabėgsiu pasitart su dalyviais kitais, kad žiūrėkit, vaikas prisijungs prie jūsų padriftinti, nes jam labiausiai patiko driftinti šalia kito automobilio. Ką, turėjom dar vieną, net nežinau, sugadintą padangą, jinai ten pati pasidavė nelygioj kovoj, tai -1 padangą. Pavežiojo Bernardas klasioką ir, nu ką. Kelis ten vaikus. Tiesa, pavežiojo dar kelis vaikus ir kas įdomiausia buvo, ačiū jum, jeigu ir stebėt, tai atėjo vyrukas, sako, ar gali Bernardas pravežti. Aišku, sakau, gali, tai jis pasirodo rūpinosi dėl savo draugės, tai Bernardas gavo žavę mergaitę dar pravežė ir ją.
Tai mes jau galvojam, verslo planą darysim, sakau, Bernardai, tu vežiosi už pinigus žmonės. Tai tik tai gausis, kad Bernardui verslas nuo nulio, nes jam niekas nekainuos ir jis vežios, o tėčiui verslas į nulį. Nes Bernardui benzą pirk, padangas pirk, mašiną tvarkyk. Tai va, kai kam verslas nuo nulio, ir mama. Nu, mamai nežinau, ar didelis į nulį, bet mamai reiks buhalteriją tvarkyti. Reiks apskaitą tvarkyti, kad Bernardas uždirbinės pinigus, reikės pelną fiksuoti. Tai va, tai turėjom iš tikrųjų labai gerą dieną, džiaugiuosi, kad čia išvažiavom, Bernardas labai pavargo iš tikrųjų, kas ir, džiugus, Bernardas pats sako, gaila, kad neužsidėjau kameros, kiek vairo sukiojau, vis sukiau. Sakau, matai, čia tau barankas suk, nes simuliatoriai sėdėti. Tai va, ateina mūsų šuniukas, Magniuška, pasilabink su Hebra, pasilabink. Laukia mamkos namuose, tai va, viskas. Visiems sakom, Magnus, ką sakom? O, padaryk va taip. Atia, nepatogu. Kur tavo valėtenytė, pavojo? Geras. Tai va, viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Pabandysim padaryti naujų video. Gal ir aš pats išlėksiu į aikštelę, biškį pagazuot. Tai ačiū Norbertui, kuris davė šiandien tikrai prasilėkti 3 grausmingus ratus. Gavau ir keletą pagirimų iš aplinkos, kad sako, čia matėm, kad tu važiuoji. Tai taip, širdį glosto, rimtai. Tai va, viskas liuks, smagu. Gerai praleidom dieną, pabuvom grinam ore. Bernardai. Nu. Iki.